Sveiki, šiame trumpame vaizdo įraše, kaip ir daugumoje kitų mano kanale publikuojamų darbų, bus aptariama sąmonės problema, šį kartą jį nagrinėjama ne griežtai mokslinėme ar psichologinėme kontekste, o religijos atstovo požiūriu. Toks žvilgsnis leidžia bent iš dalies priartėti prie bendresnio filosofinio apmąstymo apie sąmonę, ypač kuomet kai patenkama į savotišką aklavietę, bandant ją paaiškinti vien tik tai bioelektrocheminiais procesais vykstančiais smegenyse. Todėl šiame siužete noriu pasitelkti interviu, kuris visai neseniai buvo paskelbtas kanale Closer to Truth. Tikiuosi, jums bus įdomu išgirsti lietuviškai pateiktą šio pokalbio versiją. Filipai, galvodamas apie sąmonę, norėčiau suprasti bažnyčios požiūrį į ją. Kas yra sąmonė, kaip ji susiformuoja, o taip pat tavo asmeninį požiūrį, kaip ilgamečio profesoriaus, besispecializuojančio proto filosofijos katalikiškoje tradicijoje. Katalikiškoji tradicija sujungia Aristotelį ir Tomą Akvinietį. Šiame sąmonės supratime susidurėme su tuo, ką Davidas Chalmersas vadina sunkiaja problema. Skirtumas tarp sąmoningo ir nesąmoningo būvio yra gana aiškus. Miegantis žmogus nėra sąmoningas. Taip pat ir tas, kuris buvo nokautuotas ringe, ar yra komoje. Taigi, gana lengva atskirti sąmoningą elgesį nuo nesąmoningo. Tačiau, kai pradedame aiškintis, kas iš tiesų yra sąmonė, tai tampa sudėtinga problema. Katalikiškoji tradicija teigia, kad sąmonė yra sielos rezultatas. Siela yra žmogaus gyvybės principas. Kūno ir sielos junginio forma. Todėl sąmonė kyla iš sielos buvimo žmoguje. Ar sąmonė būdinga ir kitoms gyvybės formoms? Atsakymas žinoma yra taip. Akivaizdžiausias pavyzdys – šuo, nes šunys emociškai labai artimi žmonėms. Akivaizdu, kad jie turi emocijų, kad jie yra sąmoningi ir patiria pasaulį panašiai kaip mes. Tačiau Aristotelis pabrėžė labai aiškų skirtumą tarp žmogaus sąmonės ir kitų gyvybės formų. Žmonės turi savimonę, kitaip tariant, mes žinome, kad žinome. Gyvūnai to neturi. Vis dėlto Aristotelis teigia, kad gyvūnai turi intelektą. Ne žmogiškai intelektą, bet vis tiek intelektą, kuris yra pažinimo principas gyvūnams. Taip pat ypač įdomu šiandien, kai kalbame apie dirbtinį intelektą. Ar dirbtinis intelektas yra sąmoningas? Ar galėtų toks būti? Tai labai plati tema. Tačiau ją paminėjau todėl, kad aristotelinė tomistinė sistema leidžia mums šį klausimą nagrinėti. Gerai, pažvelkime į šias sudedamąsias dalis ir į tai, kaip sąmonė atsiranda. Tu sakai, kad sąmonė reikalinga forma, taip pat ir materija, smegenis ar kažkas panašaus. Kas yra ta forma ir kaip ją apibūdintum? Skamba taip, tarsi tai skirtusi nuo to, kas dažnai vadinama nemirtinga siela. Substancinė siela, kuri platoniškoje tradicijoje egzistuoja prieš kūną ir po mirties jį palieka. Kaip forma skiriasi nuo substancinės sielos? Būtent taip ir yra. Platono filosofijoje siela egzistuoja dar prieš susijungdama su kūnu. Aristotelio filosofijoje ne. Ji atsiranda tada, kai materija yra tinkamai paruošta. Aristoteliui siela taip pat yra nemirtinga. Kai kūnas nebegali talpinti sielos, Aristotelis naudoja šią analogiją, kad kūnas nebegali būti informuojamas sielos, tai vadinama mirties momentu. Tuomet siela palieka kūną, tačiau ji neturi ankstesnio egzistavimo. Ne Aristotelio filosofijoje. Tačiau Platono ir daugelio rytų filosofijų tradicijose siela egzistuoja anksčiau, katalikiškoje tradicijoje ne. Tomas Akvinietis šiuo klausimu remiasi Aristoteliu. Kiekviena siela yra unikali ir individuali, tam konkrečiam asmeniui, ir ji yra sukurta pradėjimo momentu.
Tuomet kyla kitas klausimas. Ar vartotum terminą substancija kaip lygiaverti formai, nes jie skamba skirtingai? Taip, Aristotelio filosofijoje jie yra sinonimai, nors ir skirtinguose lygmenyse. Terminologija čia tampa gana sudėtinga, tačiau žmogaus substancinė prigimtis yra išreiškiama per sielą. Tuomet gyvūnai turėtų kitokios rūšies sielą. Taip, gyvūnai turi sielas, tai gyvybės principas. Tačiau jos nėra nemirtingos. Kai gyvūnas miršta, jo siela taip pat nustoja egzistuoti. Ar tai doktrina? Tai filosofinė pozicija, filosofinė tradicija, kuriai bažnyčia pritarė. Jei viena siela yra nemirtinga, o kita ne, tai skamba kaip labai esminis skirtumas, o ne tik kokybinis. Taip, visiškai teisingai. Tik žmonės turi nemirtingą sielą. Ir ta siela yra sukurta pradėjimo momentu. Katalikiškoje tradicijoje, būtent tada. Nors kitose tradicijose. Tai gali būti pirmasis įkvėpimas ar panašiai. Bet principas iš esmės panašus. Kūdikis negali gyventi be sielos, todėl šis principas egzistuoja nuo pat pradžių. Nors pats organizmas vystosi, iš embriono į vaisių, o vėliau į kūdikį. Man įdomu tai, kad nors sąmonės prigimtis katalikų bažnyčioje ir apskritai abraomiškose religijose neturi tokios pat reikšmės kaip rytų religijose, tokiose kaip hinduizmas ar kiek mažiau budizmas. Rytų tradicijose sąmonė laikoma fundamentaliu principu, o kai kuriuose hinduizmo mokyklose net pats Dievas kildinamas iš sąmonės. Abraomiškose religijose Dievas yra aukščiausias ir kuria sąmonę. Todėl sąmonė turi žemesnę svarbos pakopą nei rytų tradicijose. Nes svarbiausias yra Dievas. Vis dėlto idėja nagrinėti žmogaus prigimtį, gyvūnų prigimtį ir dirbtinį intelektą per sąmonės prizmę yra labai turtinga tyrimų sritis. Teisingai. Dar norėčiau greitai pridurti, kad siela neveikia savarankiškai, o per aukštesniuosius gebėjimus. Tai techninis Tomo Akviniečio skirtumas. Bet jis labai svarbus. Kūno ir sielos ryšys yra tarpininkaujamas aukštesniųjų gebėjimų, o tie gebėjimai yra intelektas ir valia. O kodėl tai svarbu? Nes kitaip neįmanoma suprasti, kaip siela gali būti nemirtinga, ji yra grinai dvasinė esybė. Todėl gali egzistuoti be kūno. Tačiau savo natūralioje būsenoje žmogui būtina sielos ir kūno vienybė. Būtent taip, pagal bažnyčios tradiciją, viskas ir veikia. Siela per aukštesniuosius gebėjimus vadovauja kūnui. Guiding the body through the higher faculties.